Kai girdime apie jaunus žmones, kurie pabėga iš namų ar įsitraukia į rizikingą elgesį, dažnai pirma mintis būna, jie patys dėl to kalti. Tačiau už kiekvienos istorijos slypi daug daugiau. Sudėtingi santykiai su šeima, emociniai sunkumai, priklausomybės ar kitoks aplinkos spaudimas. Dingusių žmonių šeimų paramos centro tinklalaidėje šiandien apie tai kalbėsime su Vilniaus universiteto socialinio darbo katedros docente, mokslo daktare Birute Švedaite Sakalauske bei mokslo daktare Respublikinio priklausomybių centro ligų vaikų dienos stacionaro vedėja daktare Giedre Misiūne. Kartu bandysime suprasti, kas už to slypi ir kaipgi padėti. Taigi norisi pradėti nuo tokio labai bendro dalyko, galbūt galit pasidalinti, kas dažniausiai slypi už to, kad vaikas yra linkęs pabėgti iš namų. Kažkokie galbūt yra emociniai sunkumai, galbūt kažkokios atsikartojančios aplinkybės ir galbūt kartu galėtume šiek tiek apžvelgti tiek pabėgimo iš namų, tiek priklausomybių priežastis. Na, turbūt iš geros vietos, iš gerų namų niekas nebėga. Tai čia gal yra pagrindinė priežastis. Nors turbūt mes visi savo gyvenime esam, paaugliai būdami ar paauglės pagalvoja, oi, man čia kažkas netinka, išeisiu iš namų ir negrįšiu. Bet tai dažnai būna turbūt išėjimas, iki kito kiemo arba iki parduotuvės ar atgal. Bet vaikas ar jaunas žmogus, kuris ilgesniam pasitraukia iš namų ar iš tos vietos, kur jisai gyvena, kartais tai yra globos namai, gal net ne kartais, o iš dalies tai ir yra turbūt ta problematika. Tai liudija apie tai, kad jam ten nėra gerai, kad jis nesijaučia ten saugiai, kad nesijaučia priimtas, kad galbūt neranda tos aplinkos, kurį iš tiesų mylėtų. Tai mano toks labai, jeigu bendras toksai požiūris į tai, kodėl, kokios tos priežastys. Labiau emocinės priežastys, labiau tokios Jos ne tik ir emocinės turbūt, nes mes, jeigu tai pasižiūrim į vaikus, kurie tikrai daug bėga iš aplinkos, traukiasi į kažkokią kitą aplinką, kur jie iš tiesų turėtų gyventi, tai gali būti labai daug ir fizinių priežasčių, ir smurtas, ir skurdas, ir nepriežiūra, labai nesaugios ir rizikingos situacijos, kurios yra būtent ten, kur vaikas turėtų labiausiai būti saugus ir priimtas ir mylimas ir visiškai pasitikėti tais suaugusiais žmonėm, kurie jo rūpinasi. Ar turėtų rūpintis? Nes aš girdžiu, kad jūs dalinatės ne tik vaiko vidinėmis priežastimis, bet ir aplinkos priežastimis ir šeima ir santykis šeimoje irgi neretai tokio elgesio priežastimis tampa. Taip, nes man atrodo, mes turėtumėm suvokti, kad tiek pabėgimas iš namų, tiek delinkvencija, tai yra kažkoks nekonvencinis elgesys, teisės pažeidimų darymas, tiek ir priklausomybė yra simptomas apie gilesnės priežastis ir vaiko poreikius, kurie nebuvo laiku patenkinti arba jie yra nepatenkinami ir dabar. Netenkinami tiek, kiek jisai, to jam reikėtų. Tai kai žiūri į tai kaip į simptomą, kaip į požymį, kuris veda giliau ir pasižiūri truputėlį daugiau žmogaus, to vaiko neilgą dar gyvenimą ir jo situaciją, viso to gyvenimo situaciją, tai matyt labai paaiškėjo, kodėl vienaip ar kitaip jisai elgėsi ir kodėl tas elgesys nėra toks, kurio mes suaugusiai norėtumėm, kad būtų. Visi turėtų gyventi namuose, tvarkingai eiti į mokyklą, laiku atsikelt, padaryti pamokas, eiti būrelius, paskui pabaigti mokyklą, įstot mokytis kažkur ir taip toliau ir panašiai. Tai mes visi to norėtumėm ir kai susidurėm su elgesiu, kuris neseka šitais, tokiais visuomeniai nusistovėjusiais reikalavimais ir taip toliau, tai tada, aišku, turbūt ir sunerimstam ir reaguojam kontroliuodami suaugę žmonės.
Aš pratęst gal norėčiau šiek tiek, kad taip, tikrai tikėtina, kad baziniai poreikiai, kai nėra patenkinti, tą pabėgimą galim traktuoti kaip labai tokį stiprų signalą, kad kažkas yra ne taip. Bet dalis vaikų gali tiesiog neturėti arba nežinoti kažkokių, tokių įveikos strategijų, kai ištinka kažkas tokio netikėto, ar ne? Ir kaip vieną iš būdų jis gali rinktis pabėgimą. Tai vėlgi labai priklauso nuo to, ką vaikas patiria, ką išgyvena ir aišku, kokį jis turi resursą. Tai taip, dominuoja, tikėtina, kad globos namų vaikų skaičius ar ne, nes jie daugiau tų rizikos faktorių turi, bet lygiai taip pat gali būti, kad išeina vaikai ir iš namų, ar ne, kur galbūt ir nėra taip labai blogai, tiesiog jis gali neturėti kažkokių įveikos technikų ir renkasi tokį būdą. Tai girdžiu, kad emocinės priežastys, socialinės priežastys ir jūs labai taip tokį įdomų kampą užkabinot, kad dar turim ir įveikos metodus, kurių trūkumas gali skatinti vaiko tokio tipo elgesį. Ir keliaujant toliau, apskritai vaikų buvimas gatvėje, ta visa gatvės kultūra, gatvės subkultūra, kaip jūs manot, ar jinai didina riziką į delinkventinį elgesį, ar vis tik tai yra tiesiog tam tikra paauglystės dalis, kuri visiškai normalus laikinas etapas? Aš pirmiausia gal nenorėčiau taip sakyti iš karto, kad didina ar mažina. Reikia turbūt labai taip visą laiką prisiminti, kad tai yra labai dažnai paauglystė. Ir kas mums yra svarbiausia šitam amžiaus tarpsnį, tai draugai. Tai ten, kur yra draugai, kur yra bendramžiai, ten ir yra jaunas žmogus. Nes tuo metu jam tai yra svarbiausia. Tai jeigu tie draugai yra kažkur šalia supermarketo, ar benzino kolonėlės, ar aplink kažkokį negyvenamą namą ir taip toliau ir panašiai, ar parke kažkur, tai galbūt tamsesniai vietoj. Tai visa tai bus tiesiog gyvenimo etapas, kur yra labai svarbu būti tenais, gauti pripažinimą, draugauti tiesiog. Tai čia ta viena dalis. Bet kita dalis yra, jeigu galvotumėm apie tą tokį, teisės pažeidimų elgesį arba tokį tą, normų nesilaikymo elgesį, tai ką rodo kriminologiniai tyrimai, ir čia nėra tik tai, kad Lietuvoje, čia tarptautiniu mastu, kad faktiškai beveik kiekvienas iš mūsų augdamas padarom kažką tai, netinkamo, nusikalstamo. Bet didžioji dalis jaunų žmonių absoliučiai be jokių ten institucijų įsikišimo ir taip toliau išauga iš šito elgesio, tiesiog tai yra raidos dalis. Ir tą, pavyzdžiui, Jungtinės tautos jau tikrai savo dokumentais yra labai seniai supratusios. Ir tikrai rekomenduoja ne per daug ten kažkaip tai užaštrinti tą situaciją. Bet ką rodo tyrimai, maždaug 5–10% jaunų žmonių, kurie padaro nusikaltimus ir kurie pakliūna į sistemą, jau į teisėsaugos sistemą, į pagalbos sistemą po to dėl to, jie padaro daugiau negu 50% visų registruotų nusikaltimų ir jie ir yra tas, galbūt pagalbos sistemų galvos skausmas, nes jie nelabai išeina iš tos karjeros. Ir ta kriminalinė karjera arba ta tokia, buvimo, netinkamoji kažkokioje terpėje, jiems yra žymiai sunkiau iš ten pasitraukti. Ir tada, jeigu pasižiūri dar giliau, kas yra tie 5–10% jaunų žmonių, tai nuo visų registruotų, nusikaltusių. Tai yra labai nedidelė dalis šiaip jau, bet dažniausiai jų gyvenimo istorijos yra labai sunkios ir jie neturėjo tų žmonių, kurie galėjo juos paremti tuo metu, kai jiems galbūt buvo sunku arba kai jie padarė kažką tai neleistino, jie neturėjo tėvų, kurie galėjo gerus advokatus pasamdyti, jie neturėjo galbūt šiaip tokio supratimo ir palaikymo. Ir tada ta sistema užsisuka ir važiuoja karjera. Ir va čia yra ta tikslinė grupė, kur tikrai galima sakyti, kad susiję galbūt ir priklausomybės, ir buvimas gatvėj, ir nusikalstama kažkokia tai veika. Ir čia šiandien aš galvoju labai svarbu galbūt, ir ką su studentais sakom, gatvės vaikų pati sąvoka, jinai visose ir visais laikmečiais buvo kaip sąvoka, tik šiandieną galbūt
reiktų atkreipti dėmesį, kokią turim tą gatvę. Yra bendruomenės labai saugios, labai atsakingai žiūrinčios ir ten tikrai tikiu, kad vaikai gali ir vakaroti. Ką gerbiama Birutė ir sako, yra etapas paauglystės, kada jisai šiek tiek atsitraukia nuo tėvų ir nori pasimatuoti tas ribas ir tą buvimą ir pasitikrinti tą, kiek aš jau galiu čia veikti savarankiškai. Tai susitarus, ar ne, vėlgi, nes ir taisyklės keičiasi, ir tas buvimas lauke šiek tiek keičiasi, ir kartu laiko leidimas. Yra vienas momentas ir Lietuva juk dabar vėlgi labai skirtingai yra ir tą patį Vilnių turim, ar ne, kur gatvė kelia riziką, nes statistika sako, kad Vilniaus mieste kas 5 paauglys žino, kur įsigyti, pavyzdžiui, psichoaktyvių medžiagų. Tai reiškia, tai bus vienas iš faktorių, kas kels riziką. Apsvaigęs paauglys, jisai labiau pažeidžiamas, ar ne, jį greičiau gali įtraukti kiti suaugę žmonės, kurie galbūt turi tų piktų intencijų. Tai vėlgi, labai reikėtų pasižiūrėti, kokioj bendruomeniai tas mūsų vaikas vakaroja, ar ne, sakykime, ar naktinėja, jeigu turim tą pabėgimo. Nes vis tik girdžiu, kad gatvės kultūra ir tai yra tam tikra paauglystės dalis, kuri kaip ir neišvengiama iš tiesų, bet rizikos tame mes turim ir bet kaip Birutė ir dalinatės, yra tam tikras procentas, kuris po to išauga į labai didelius ir atitinka labai skaudžius visuomeniai skaičius. Taip, aš taip galvoju, jeigu turim jauną žmogų, vaiką, nepilnametį, kuris ir gatvėje nesaugioj yra ir neturi suaugusių asmenų, kurie galėtų jį palaikyti, jeigu jam kažkas tikrai labai rimto nutinka. Ir namo parėjęs neturi to, tai va tada mes čia turbūt ir turim tas situacijas, kai kompleksas tų problemų gali rastis ir jos gali didėti. Ir Birutė, klausimas jums, dažnai iš tiesų vaikai, kurie yra linkę į tą nusikalstamą elgesį, jie turi tam tikras stereotipinės etiketes. Kaip dažnai su tuo yra susidurima ir kaip būtent tas stereotipų klijavimas, ypatingai paaugliams, kurie yra besiformuojančios asmenybės, veikia jų tolimesnį elgesį? Žinoma, kad veikia, kai tavęs nepripažįsta, nenori, pašiepia, nelaiko kažkaip vertingų bendruomenės narių, kad tu kažką sugebi ypatingo, pas mus labai tas yra vertinama. Tai aišku, kad priimi tą savo vaidmenį ir savo rolę. Tai čia tos teorijos jos yra jau kažkaip ir seniai žinomos ir tikrai pasitvirtina praktikoje. Mes su kolegom Vilniaus universitete neseniai turėjom tokį galimybę padaryti didelį tyrimą apie tai, kaip Lietuvos gyventojai reaguoja į vaikus, kurie daro teisės pažeidimus. Ir reaguoja jie faktiškai pasidalinę 50-50%. Kitaip tariant, mūsų visuomenė šiuo metu nėra apsisprendus padėti ar bausti. Vat jeigu kažkas galbūt dar iš vyresnių pamena tą tarybinį tokį multiplikacinį filmą, kur nežinai, kur padėti kablelį. Ne? Pasigailėti negalima bausti, pasigailėti kablelis negalima bausti. Tai va toks jausmas, kad mūsų visuomenė dar vis nežino, kur tą kablelį dėti, nes 50% reaguoja baudžiančiai ir norėtų didesnių bausmių, norėtų grąžinti vėl vaikų mušimą, fizinės bausmės vaikams, taip, labai taip akivaizdžiai ir drąsiai. O kita dalis sako, nereikia juos suprasti, reikia padėti, nes tai yra vaikai. Tai čia tas mūsų toks, turbūt aš tą siečiau gal ir su to, kad mes tik 30 metų išėję iš totalitarizmo patirties. Ir apskritai pas mus tas toks autoritarizmas dar galbūt yra, kaip tokia, kad sutvarkyti viską reikia, kas netinkamai elgiasi, reikia sutvarkyti ir kažkaip tai visi klausys tada. Kas dar įdomu, ką mes suradom iš tiesų toks visiškai netikėta, mes įdėjom daug teiginių ten į tą, tai yra reprezentatyvus tyrimas, bet vieną teiginį tokį įdėjom, visas blogis, reiškia nusikalsta jauni žmonės Lietuvoje todėl, arba vaikai, dėl to, kad yra bloga įtaka iš vakarų. Mes tiesiog įdėjom tokį visiškai nieko nepagrįstą teiginį. Ir kas įdomiausia, paskui šitas teiginys labiausiai ir parodė skirtumus, kad tie, kurie pritarė šitam teiginiu ir mano, kad visas blogis ateina iš vakarų, o tai reiškia, kad pritarė galbūt ir tai, kad vaiko teisės ateina ir kad vaikas negali būti kažkaip tai prieš jį smurtaujama ir taip toliau ir panašiai. Tai tie yra labiau linkę bausti ir nepasigailėti.
O tie, kurie nepritarė šitam teiginiui, kaip tik yra labiau linkę padėti ir suprasti ir mažinti tas bausmes, nes vis dėlto tai yra vaikai. Tai vat kažkaip apibendrinant tą mūsų tyrimą, prie ko mes priėjom, iš principo šiuo metu vaikams, kurie vat yra gatvėje, kurie turi tą tokią jau užsisukusią karjerą ir pagalbos sistemoje ir galbūt net ir tokio, netinkamo elgesio arba net jau ir tokio rimtesnės su teisėsauga, kad jie šiuo metu yra tokiai nelabai geroj situacijai, nes ir pagalbos jiems nėra per daug. Ir visuomenė dar vis kažkaip taip nebūtinai paremiančiai žiūri, tai tokia mūsų apibendrinanti idėja buvo, kad tai yra dar vis nepripažįstami ir niekieno vaikai. Nepripažįstama, kad jie apskritai yra vaikai ir kad tai mes negalim jų elgesio vertinti kaip suaugusių žmonių. Bet kai padaro vaikas kažkokį rimtesnį nusikaltimą, kažkaip iškart įsijungia tas, kad jisai neturėtų taip elgtis, bet tai nėra suaugęs žmogus, nėra brandi asmenybė. Tai tokios mūsų paskutinės apie tai ir patirtis ir žinojimas. Ačiū Jums labai. Giedre, galbūt Jūs galite iš praktikos pasidalinti, nes Jūs prisiliečiat prie tų vaikų, ar ateina jie kažkaip pasidalinti tuo, kad jie turi tas etiketes, kaip jie tai išgyvena, kaip jie tiesiog jaučiasi būdami tame. Esam turėję keletą atvejų, kada per teisminės praktikas buvo nukreipti jaunuoliai pas mus. Taip, jie buvo padarę nusikaltimus, bet sistema, ratifikuoti Jungtinių tautų vaikų teisių, visi dokumentai vis tiek yra už vaiką ir dėl vaiko, ar ne, tai ieškom alternatyvų, kasgi ten atsitiko. Tai mūsų atvejuose vaikai darė nusikaltimus apsvaigę, ir buvo priimtas toks sprendimas. Jau žinot, privalomo gydymo nėra, tačiau ar ne pasiūlyta, tikėtina, kad buvo keletą alternatyvų. Tie pasakojimai vaikų ir liudijimai, aišku, jie kraupūs pakankamai, todėl kad, ką ir sakote, šeimoje nepatenkinti poreikiai, labai daug matė kažkokių tai, tokių stiprių situacijų, kurių nedėrėtų matyti vaikam. Sakykime, matė, kaip ten, sakykime, smurtauja tėvai, nebūtinai į juos ar ne, bet kaip tėveliai patys užsiema nusikalstamą veiką ir toks dvigubas standartas įvedamas ar ne. Gali būti nenustatyti mokymosi sunkumai, reiškia jų ir mokykloje nesiseka ar ne, nors ten tik buvo disleksija ar ne, o reikalavimas buvo kaip iš visų, paskui kaip sukom jau tą istoriją ar ne ir bandėm padėti. Savivertė, aišku, visiškai lygi nuliui, netikėjimas savim, kad aš galiu ar ne, ir pirmą kartą matymas bendrai tokių sveikų aplinkų, ar ne? Tai bendraujant, sako, aš, pirmą kartą matau tokią tvarką, pirmą kartą matau tokią bendravimo kultūrą, ar ne, nes vaikas visada gynybiniai reakcijai. Aš, sako, žinau žingsnių, kai grįžta tėtis, koks jis grįžta, taip? Kokia bus toliau seka. Arba iš to, kaip kalbasi tėvai, aš jau žinau tarpsniais, ar ne, kadagi prasidės viskas. Ir aš pabėgsiu vėlgi, ar ne, tas pabėgimas į gatvę. Nes vaikas vėlgi, ar ne, priima tą sprendimą, saugant tikriausiai ir save, ar ne, kad jisai atsitraukia. Taip? Tai darbas būna ne tik su priklausomybė, aišku, bet ir su pačiu vaiku, ar ne, kaip užauginti jam vėl, ar ne, tą pasitikėjimą savim. Nes kai tu neturi resurso šeimos, tada visą laiką pagalbą konstruojam į vaiką, kad čia tavo kojos, tavo rankos ir viską tu turėsi pasidaryti pats. Labai gera, jeigu mokykloje yra nors vienas, kaip aš sakau, mokytas ar auklėtas, į ką vaikas galėtų kreiptis, kai jis grįš į tą aplinką. Nes tikėtina, kad tėvų gyvenimo būdo mes nepakeisim. Yra labai sunku, nors valstybė irgi čia duoda resursą. Turim pozityvios tėvystės kursus, turim atvejo vadybą, lyg ir viskas neblogai sukonstruota, ar ne? Pokyčio vėlgi norim kažkokią greitą, dėja taip nebūna. Ir aišku, gydymo epizodas, jis yra ribotas, taip, jisai turi tam tikrą lovadienių skaičių. Bet parodyti vaikui, ar ne, kryptį ir grąžinti tą galią yra labai svarbu. Čia galbūt, kur yra didelė rizika, kad dėl paslaugų to prieinamumo, ar ne, kad dažniausiai šitiem atvejam reikia tokių ilgalaikių psichoterapijų, ką negali galbūt vėlgi suteikti nei šeima ar nei pati valstybė, nes vėlgi yra tam tikri kaštai, yra tam tikras skaičius, ką gali išnaudoti vaikas,
Nes jeigu, sakykime, iki 6 metų jis gyveno netinkamoje aplinkoje, sako, padaugink kardu, kol viskas grįš, ar ne, kol jis įsiventiliuos, na ir kol supras, kas čia įvyko, kad išgyventi tą krizinę situaciją ar traumą, na ir bandyti susikurti tą sveiką santykį ir grįžti ir toliau sėkmingai socializuotis. Nes šiandien klausantis jūsų, tai girdėsi tokia mintis, kad vis dėlto pabėgimas yra labiau strategija išgyventi. Tiesiog aplinkybės, kuriuose atsiranda vaikas, yra jam per daug sudėtingos ir kadangi jis neturi, kaip ir labai gražiai dalinotės, kitų strategijų, tai yra tiesiog apie tai, kad tai yra jo būdas išgyventi ten, kur jis yra, nes jeigu jis tęs savo gyvenimą toliau, jis tiesiog psichologiškai nebegalės viso to atlaikyti. Nu, jie pamatuoja, įsivaizduokit, jeigu jam gatvė yra saugiau negu buvimas namuose, ar globos įstaigoje, ar ne. Ar, sakykime, net tas pats, kai kalbam apie poreikius, jeigu nieks neatliepia mano poreikių, globos įstaigos nameliai dabar nedideli, irgi kameriniai, ten 6-5 vaikai, ar ne, bet žmogus tik vienas, ar ne. Ir na vėlgi tikriausiai visko yra, tikrai labai darbuotojai stengiasi, bet atliepti 6, jeigu visiems vakare yra liūdna ir bloga, na, negali. O tos emocijos pakankamai stiprios šitų vaikų tikrai. Ir keliam truputį apie priklausomybės momentą pasikalbėti. Tai, Giedre, klausimas jums, kaip jūs manot, ar vis tik tai pirmiau tokie vaikai yra linkę į priklausomybės ir po to į nusikalstamą elgesį, ir vis dėlto nusikalstamas elgesys vėliau ilgainiui tampa priklausomybių priežastimi? Įvairių čia vėlgi situacijų turim. Ir taip galima pasakoti, tikėtina, kad tų istorijų yra ir tokių, nes pradėjus eksperimentuoti, ar ne, rizikingai elgtis su psichoaktyvia medžiaga, vėlgi, kadangi turim naujas psichoaktyvias medžiagas, jos veikia ženkliai greičiau, destruktyviau, ar ne, ir turim tą, na, kritimą ir iš mokyklos, ir bendrai iš sistemos ženkliai greitesnį, pabaiga vis tiek ta pati, vaikas atsiduria kažkokiose netinkamose aplinkose, su nusikalstama veika. Psichoaktyvi medžiaga yra nelegali medžiaga, tai reiškia, yra nusikalstamo pasaulio kažkokia dalis iš karto įsijungia ir tą vaiką greitai įtraukia, panaudojant savo tikslais. Taip? Tai reiškia, vaikas įtraukiamas ir į platinimą, ir į perdavimą, į palaikymą medžiagos. Taip? Todėl, kad vėlgi baudžiamasis kodeksas sukonstruotas taip, kad čia yra tokia vėlgi kaip prekė vaikas. Aš visą laiką vaikams sakau, pardavinėjamos tavo kojos, sakau, kai tu neši kažkokią medžiagą, sakau, tu esi įtrauktas į prekybą žmonėmis, sakau, tavim prekiaujam. Tai va vienas toks momentas. Kitas momentas, kaip sakote, vėlgi, na, tų aspektų gatvėje yra labai daug, nebūtinai atsiras šalia vartojimas. Gali būti vėlgi kitos kažkokios, bet, na, tikėtina, kad su rizika susijusios veiklos. Apsvaigęs vaikas ir paauglys, na, jį visą laiką lengviau paveikti ir juo pasinaudoti. Tai vaikam visą laiką šitą žinutę sakom, kad tai pirminis galbūt jūsų buvo lūkestis patirti malonumą, greitą malonumą, pasitenkinimą, taip, tokia, na, vartotojiškas toksai. Ir mes patys vartotojiškoje kultūroje gyvenam, norim visko greitai. Aš pervargau, daug mokiausi, ar ne, noriu kažkokio greito malonumo. Išgirdau medijose daug tos informacijos, ar ne, ir galiu tą gauti. Tai va, bet vėliau, kadangi tai vis tiek veikia žmogaus ir kognityvinės visas funkcijas, turim tą blogą variantą, todėl kad paveikiam atmintis, dėmesys, fiziologinės abstinencijos atsiranda, įvairi simptomatika, nes medžiagą turim naują, jinai visiškai, na, yra netyrinėta, ką vaikai vartoja, mes net nežinom. Žinom kažkokias apraiškas medžiagų ar ne, bet čia, kaip ir sakiau, nusikalstamas pasaulis veikia ir irgi startuoja labai greitai, atliepti sudėtinga pakankamai. Ir girdžiu, kad abi pusės yra, ir iš vienos pusės turim mechanizmų, kurie veikia, ir iš kitos pusės mechanizmų turim veikia. Truputį gal galit pasidalinti apskritai apie dabartinės tendencijas psichoaktyvių medžiagų vartojimui, ką šiai dienai labiausiai yra linkę paaugliai? Medžiagos skirstoma šiandieną galbūt į 2 grupės, turim tas senasias medžiagas, ką mes puikiai mokam, turim alkoholį, nikotiną ar ne, tai šitos medžiagos yra žinomos, yra žinoma jų sudėtis, na ir tos 6 tipinės narkotinės medžiagos, ką mes mokėmės, visi, kurie dirbom švietimo pagalbos srity, ar psichikos srity, ar toksikologijos srity,
buvo viskas labai aišku prieš 20 metų, ar ne, ar turėjom ir pakankamai daug medžiagos. Atsiradus naujom psichoaktyviom medžiagom, sunkumas atsirado tame, kad jų nebegali suskirstyti kažkokias grupės ir tada taikyti pagalbą vėlgi ženkliai yra sunkiau. Mes žinojom slopinančias medžiagas, taip, pavyzdžiui, alkoholis priskiriamas prie slopinančių, stimuliuojančias, kaip amfetaminai, ar ne, ir haliucinogeninės, sakykime, grybai kokie nors haliucinogeniai. Pati medžiaga, kai yra mišri, organizmas sureaguoja, labai įvairiai. Ir apsinuodijus labai sunku, vėlgi net ir, taikyti kažkokią techniką, kaipgi atstatyti tą vaiką, vėlgi, kaip suveiks vaiko galva, mes nežinom. Tai šitos naujos medžiagos yra labai didelė grėsmė, medžiagų prieinamumas yra labai didelė grėsmė. Ir vaikų tas, vėlgi, pagal amžiaus tarpsnį vaikam būdingas tas nemirtingumo momentas. Jie yra bebaimiai, jie galvoja, kad jiem nieko neatsitiks. Tas yra būdinga pagal jų amžiaus tarpsnį. Čia kaip ir, kažkoks vėlgi ribų išbandymas, ar ne, kažko naujo ieškojimas. Tai, tokie momentai iš tiesų kelia tikrai daug diskusijų ir diskutuojama įvairiais pjūviais, ieškant kažkokių alternatyvų. Būtent, sureaguojant savalaikiai, ar ne, ir padedant jaunuoliam, nes kritimas apsinuodijus atsirado ir mokyklose, lygiai taip pat ir namuose, ar ne, užmiegama pamokose. Ar ten, sakykime, dienos metu galime matyti apsvaigusius vaikus stotelėje. Taip, tai turim vis tiek sureaguoti, ką daryti. Bet pačių medžiagų tendencijos yra dabar labiau apie mišres medžiagas, kur sunku nustatyti, kas tai yra, koks poveikis ir sunku taikyti tam kažkokios ne gydymo, o priemonės, kurios tiesiog identifikuotų, kas vyksta ir pagalbos metodus. Plius prie naujų medžiagų niekur nedingo senosios. Ką vaikai kalba, visą laiką vakarėliuose yra tas pats ir alkoholis dar plius. Ir plius tabako gaminiai. Tai, iš tikrųjų, kaip aš sakau, išlikti sveikam tikriausiai šiandieną yra iššūkis mums visiems, ar ne? Ir ypatingai, kai kalbam apie vaikus ir vaikų susibūrimo vietas, kur jie būna be suaugusių. Nes vis tik tai ir girdės tas momentas, kad tam tikrą prasme tai yra paauglystės etapas, kuris tikrai niekur nėra išvengiamas, bet ta saugia aplinka, kurioje vaikas galėtų sugrįžti, apie tai pasikalbėti, tai yra esminis momentas, kuris leidžia jam jausti tą emocinį saugumą ir jis tuomet mažiau bus linkęs į kažkokį nusikalstamą elgesį. Yra darbų, apie ką reiks kalbėti ir tėvam vis drąsiau, ar ne, nes daug nejaukumo šitame tame. Visi mes galvom, kad mano vaiko tai nepalies, ar ne, bet visos šeimos, čia mes pradėjom galbūt, kad rizikos daugiau patiria globos namų vaikai ar socialiai jautrios šeimos, visi mes sėdim lyg ant parako statinės. Tol, kol nepraeis šitas paauglystės epizodas. Ir kai tik jis praeis, tada tikriausiai galėsim įkvėpti ir pasakyti, viskas, padarėm viską, ką gali padaryti tėvai. Lygiai taip pat ir mokyklose. Didelis nerimas buvo jau prieš porą metų, kaip mokykloms sureaguoti savalaikiai. Nieks nenori įtampų su policijos pareigūnais ar ne, ir tėvais, visi nori susitarti, taip, ir ieško tų būdų, kaip susitarti, kad netaptų mokykla baudimo institucija. Mes ugdymo, sako institucija, mes norim, kad jie ateitų mokintis, taip? Bet jeigu ateina jie svaigintis arba prasidėjo platinimas mokykloje, tai mokykla turėjo sureaguoti. Ir čia vėlgi buvo priimta tam tikros, ir tos kontrolės priemonės, kurios lyg ir jos duoda tą trumpalaikį efektą, ar ne, tos pačios tvoros, videokameros, sakykime, testai kažkokie ar ne, jūs žinot, ir paviršių testus darė, Klaipėdos miestas ir panašiai, kad pasižiūrėti, koks kontekstas. Ir aišku, šalia tos ilgalaikės priemonės, kad kalbėti su vaikais, ugdant tą sąmoningumą, kritiškumą, turim gyvenimo įgūdžių programą kaip prevencinę programą mokykloje, kuri tikėtina, kad duos didelę galią, nes su vaikais reikia apie tai kalbėti. Ja, ir man kažkaip dar gal papildant, tikrai labai pritariu tam, ką girdžiu, bet man atrodo labai mums svarbu atsisakyti tos iliuzijos, kad nevartos arba neeksperimentuos, nebandys. Tikrai bandys ir tyrimai rodo, kad labai daug, labai didelė dalis. Todėl turbūt yra svarbu kalbėti apie tai, ką daryti tada, kai kažkas nutinka.
į ką kreiptis, kokios yra va, tos vėlgi strategijos, kaip saugotis. Čia lygiai taip pat kaip su vairavimu, vat visi kažkaip tą vairavimo mokyklą ir egzaminą turbūt ne taip lengvai laikom, nu yra, kurie iškart išlaiko, ne, bet vairuojant, kai mokaisi vairuoti ir kodėl tokie aukšti reikalavimai, dėl to, kad tikrai bus vis tiek autoįvykių. Vadinasi, tikrai tai nutiks vienaip ar kitaip ir kuo daugiau mokės iš mūsų saugiai vairuoti ir atsižvelgdami į taisyklės, tuo kažkaip tai saugiau vieni su kitais vairuosim. Tai man atrodo ir šitoj srity yra labai svarbu galvoti ir apie tai, kad ne tik, kad, vienas dalykas atsisakyti iliuzijos, kad tai nebus niekada, kad tai visiškai švariai mūsų jauni žmonės gyvens ir labai tos sveikos gyvensenos laikysis. O kita dalis, kad jie tikrai, jeigu jau eksperimentuoja, o tikrai eksperimentuoja, žinotų, kaip tą daryti saugiai vairuoti. Ačiū Jums labai už tokias įžvalgas. Dar truputį noriu pargrįžti prie ugdymo institucijų. Mes taip dabar daugiau kalbam apie tai, ką galbūt šeima galėtų padaryti, ką galėtų atkreipti dėmesį. O kokios yra apskritai šiai dienai reakcijos institucijų, vairiausių mokyklos, galbūt kažkokia socialinė parama ir taip toliau, kaip institucijos vertina vaiką, kuris yra linkęs į nusikalstamą elgesį? Mokyklos sunkiai su tuo būna ir labai jas tikrai galima suprast, nes kaip ten bebūtų, mokykla yra orientuota į akademinius pasiekimus, į mokymąsi. Jeigu mes turim galvoje šitos vaikus, kur pačioj pradžioj užsiminėm, tai jiems ne tik namuose nėra gerai, jiems ir mokykloje nėra gerai. Mokykla nėra gera vieta jiems būti tokia, kokią mes turim, nes ten kas yra vertinama? Geras akademinis pasiekimas. Paprastai nebūtinai būna šitų vaikų palydovas. Ir jie iš ten irgi lygiai taip pat bėga. Todėl mokykloms didžiulė problema su šitais vaikais yra mokyklos nelankymas. Būna, kad ir važiuoja socialiniai pedagogai į namus ir bando prikelti ir atsivesti ir ateina ir paskui vėl dingsta. Ir vėlgi labai yra tas svarbu suprast, kad ne todėl, kad tingi, ne todėl, kad bet jam nėra ten gerai būti, nes jis ten negauna pripažinimo už tą, ką jisai, geriausiai moka daryti, o geriausiai moka jis daryti galbūt ne matematikoje ir ne lietuvių kalboje ir ne kažkokioje anglų kalboje ir dar. Aš labai gerai pamenu, kai dar studijavau, tai buvo aišku labai seniai socialinį darbą, mano baigiamasis darbas buvo sunkių mokinių karjeros. Ir labai pamenu vieną interviu su vienu tokiu išmestu iš mokyklos jaunuoliu, kuris paskui sėkmingai viską baigė ir gyvena sėkmingą gyvenimą, dabar aš dar vis su juo palaikau ryšį. Bet jisai sakė, aš niekaip nesuprantu, aš mokytojai sutvarkiau kabinetą, nuvaliau lentą, prikaliau suolą, nes ten kažkas tai buvo, o jinai vis tiek ant manęs pyksta ir vis tiek man dvejetą rašo, ne už ten matematiką ar dar kažką, tai nes jisai šitoj vietoj gali kažką. Tai vat mokyklos sunkiai tvarkosi su nelankymu. Ir dar su tuo, kad iš tiesų labai daug lūkesčių į mokyklą yra sudėta, jinai dabar turi būti ir įtrauki, ir visaip ugdanti, ir visaip atsižvelgianti, bet visos tos į mokyklą ateina šeimų problemos, šeimų iššūkiai. Ir mokykla yra dalis to ir tikrai nemaža dalis to. Ir dar kas, man atrodo, yra šiuo metu, ką aš su dideliu labai nerimu žiūriu ir mes su kolegom irgi per mūsų tyrimus universitete, kad Lietuvoje labai didelė, ta tokia, aš net nepabijočiau to žodžio, segregacija vyksta. Yra tam tikri rajonai ir tam tikros mokyklos, kur yra labai didelė koncentracija vaikų, kurie turi labai didelių sunkumų namuose, socialinės rizikos sunkumų, ir yra mokyklų, kuriuose beveik nėra šitos problematikos ir ta tendencija vis stiprėja. Tai yra dalis mokyklų, kurios tikrai turi labai rimtų iššūkių šitoj vietoj. Ar yra kažkokia specialistams pagalba, kad jie tiesiog žinotų, kaip reaguoti, nes jūs turit labai didelę teorinę patirtį, jūs turit labai daug praktinės patirties, jūs žinot, bet ar specialistams yra teikiama pagalba suprasti, kaip padėti tam vaikui?
yra, bet tikrai nepakankamai. Man atrodo, ką mums tikrai labai svarbu Lietuvoje po truputį priimti, vaikas, kuris yra delinkventiškas, kuris jau tokioj rimtesniai toj delinkvencijoje, ne tik pabandžiau, nežinau, kažką ten padariau ir viskas vėl gerai. Tai yra vaikas, kuris turi kompleksinę raidos traumą. Jo gyvenime yra įvykusi šita trauma ir jisai tokiu būdu elgdamasis reaguoja į tai, ką jis yra patyręs. Tai man atrodo, kuo labiau mokyklos ir ne tik mokyklos darysis tokios, kurios supranta šitą traumą ir veikia, dirba į traumą orientuotai, o tam tai reikia tikrai mokymų, reikia supratimo apie tokio vaiko, kaip jos smegenis, pavyzdžiui, veikia, jos veikia kitaip, jos visą laiką saugosi, jos visą laiką yra nerime, jos visą laiką yra tokiam, kad aš turiu dabar bėgti arba turiu pult, nes tai yra taip jis yra išmokęs, tos smegenis taip yra išmokusios. Tai kuo mes labiau į traumą orientuotai mokėsim dirbti ir būti su tokiais vaikais, tuo bus paprasčiau ir lengviau ir tai yra tikrai pagalba. Tai tokių ir mokyklų, ir tokių mokymų po truputį randasi, bet tai yra tikrai labiau fragmentiniai dalykai, sakyčiau, o ne sisteminiai. O dar ką mūsų tyrimai irgi rodo, kad nelabai mes turim ką pasiūlyti tokiem vaikam, kurie jau tikrai yra rimtoj ar kriminaliniai karjeroje arba delinkvencijai, mes neturim Lietuvoje rimtesnių programų. Mes jiems galim pasiūlinti prevencinės priemonės, kuriuose jie buvo ir iš kurių jie yra pabėgę. Arba jiems jos nepadėjo. Tai vat čia tikrai yra labai daug ką dar nuveikti. Turim spragų sistemoje, ką veikti, kad padėti, o ne kažkaip teisti tos vaikus. Kaip mūsų viena tokia interviu respondentė mokykloje sakė, socialinė pedagogė su ypatinga patirtim moteris, jinai sakė, svarbiausias principas yra suprasti ir atleisti. Atleisti ir suprasti. Ir tai daryti nuo kiekvieno pirmadienio, nes tai yra vaikas. Iš tiesų labai svarbu. Giedre, sugrįžtu pas jūs, galbūt iš praktikos galit pasidalinti, kodėl paaugliai, kurie yra pabėgę iš namų, yra dažniau linkę į priklausomybės, į priklausomą elgesį. Na, tas dažnis tikriausiai yra atsiradęs iš to, kad gatvėje yra tos medžiagos, ar ne, ir jau tu papuoli į tą grupę, ar ne, kur viskas sukasi. Lietuva, posovietinė šalis buvo labai ir toleruojama, ar ne, kaip ir sakiau, tos legalios medžiagos ir yra toleruojama tikriausiai ir iki šiandien, tai tų medžiagų yra pakankamai daug. Na ir šalia kiekvieno vaiko, ar ne, gatvėje vis tiek visą laiką, kai tu klausi arba perklausi, kas ten yra suaugęs žmogus. Nebūna taip arba labai retai būna, kad vaikai patys vieni savo būna gatvėje. Tai kaip ir minėjau, ir tikėtina, kad tų žmonių galvoje jau yra visai kitos intencijos, kaip išnaudoti ir panaudoti vaiką. Vaikai yra, pavyzdžiui, nugirdomi ir paskui berniukai ir mergaitės lygiai taip pat pasako, kad mes nebeatsimenam, kas buvo. Butuose kažkokiuose ar ne, kurie yra nuomojami, vėlgi žinau, kad reaguojant, man atrodo, nebegalima dabar nepilnamečiam užbukinti kažkokių butų, ar ne, nes kai kalbam apie gatvės vaiką, tokį, realiai valkataujantį gatvį, tikriausiai tokių yra nedaug vaikų, nebent, galbūt regionai, kaimo vietovės, bet Vilniuje kiek tenka girdėti ir ką pasakoja vaikai, tai jie eina į butus, taip, į nuomojamus butus, kur yra ir migrantų vaikų, ir yra kažkokia tai veikla vykdoma, kad, jie ten gali būti. Tai labai dažnai būna įdarbinami, paprašomi atnešti, išnešti kažką iš parduotuvės. Mes pasiėmėm, jie nevartoja savokos vagystė, sako, mes pasiėmėm. Tai va, ir tą, labai jie normalizuoja. Vėlgi tikėtina, kad, tos šeimos aplinkos, ar ne, kuriuose jie buvo, nebuvo geros, duodant kažkokį vis tiek su taisyklėm signalą, nes viena yra paeksperimentuoti, ar ne, ir tą adrenaliną patirti, o kita yra jau tą naudoti gatvėje.
Ir tada girdisi tendencija apie tai, kad vis tik tai, kadangi tie vaikai yra pabėgę iš tam tikro tipo šeimų, tai jais tiesiog yra lengviau pasinaudoti, kas tam tikrą prasme ir kelia priklausomybę ir jiems patiems, ir jie įsisuka į tokį ydingą ratą, kuris atrodytų jų akimis visai normalus, tik tai kai patenka į kažkokią sistemą, kuri jau yra tvarkinga, tie namai, apie kuriuos jūs pasakote, arba specialistai kalbasi, o nerėkia vienas ant kito, tad tuomet tik ateina mintis, kad pasaulis gali būti kitoks. Kai jiem atspindi situaciją, kurioje jie buvo arba ką patyrė, ar ne, tai jie iš tikrųjų, šiek tiek galbūt suglumsta, nes kad išsigąsta, nes išgąsdinti paauglį yra pakankamai sunku, bet bent jau realiai pradeda suvokti, kas atsitiko, taip, ir kur aš buvau papuolęs, ir ką aš išgyvenau, ar ne, ir kaip manim buvo pasinaudota. Ta žinutė vaikui būna tikrai naujiena, kad tavim pasinaudoja, kad tu ten malonumo labai mažai patyrei, kad tave išnaudoja. Tai tą išgirsti vaikui labai svarbu. Prevenciniam lygmenį, kai kalba mokykla, vėlgi labai atvirai turim kalbėti su vaikais, kas bus, jeigu bus, kas būtų, jeigu būtų. Tėvam irgi viskas yra nauja, ar ne? Respublikinis priklausomybių ligų centras išleido tokį filmukų tokią išleido seriją Pelėda mitų neėda, nes ir tėvams sunku atsakinėti tam tikrus klausimus arba užvesti pokalbį, nes visiems tai yra nauja. Taip, apsvaigus, tu gali likti gatvėje, gali atsirasti tam tikros grėsmės ar ne, ir viską tu turi jau numatyti. Tai ateina nauja karta su naujom rizikom ir sudėtinga ir naujiena yra mums visiems. Ir keliaukime prie pagalbos sistemos. Mes jau truputį taip prabėgom, aptariam, kad ten yra įvairiausias spragų, bet kaip manot, Birute, jūs, ar vis tik mūsų sistema yra labiau linkusi kontroliuoti, ar vis tik labiau padėti? Aš gal taip pasakysiu, mūsų sistema yra linkusi imituoti, kad padedam. Kitaip tariant, sistema gražiai žodžiais deklaruoja tai, ką turi deklaruoti: vaiko teisės, vaiko poreikiai, jų užtikrinimas. Aš kai kalbu čia apie vaikus, kurie delinkvencijoje yra. Bet kai patyrinėjom praktiką, tai iš tiesų nėra ką jiems pasiūlyti, tą aš jau užsiminiau. Ir taip gaunasi, kad teisės aktuose viskas teisingai surašyta, o iš tiesų tai, ką galim pasiūlyti, tai labiau kontroliuoti, o ne iš tiesų padėti, nes nėra kur nusiųsti. Ypatingai mažesnėse savivaldybėse. Tiesiog šitiem vaikam, kadangi labai kompleksiniai poreikiai yra, o jų nėra daug, reikia labai aukšto lygio specialistų ir labai gerų programų. Pirkti jau nelabai norisi, arba nelabai galbūt yra resursų, arba apskritai ir provincija ar kažkokia tokiesnė savivaldybė netaip lengva profesionalus prisikviesti. Ir tada gaunasi, kad yra tokios vaiko gerovės komisijos kiekvienoje savivaldybėje, susėda ten kartais ir 18 žmonių, ir 16 yra pakviečiamas tas vaikas, jo mama ar tėtis, jeigu jie yra. Ir ten kai kurie iš jų sėdi ir su antpėdžiais ir taip toliau. Ir tada ta komisija svarsto, ką dabar daryti. Ir gaunasi taip, kad yra iš dalies, kad pagąsdina, kažkaip galbūt nemaloniai pasijaus, gal daugiau taip nebedarys. Bet sprendimas nėra kur jo nusiųsti taip, kad juo tikrai būtų pasirūpinta, kad jisai gautų ten tai, ko jis negavo galbūt didesnę savo gyvenimo dalį. Tai reiškia besąlygišką meilę, priėmimą ir palydėjimą, tą, ką ir Giedrė paminėjo, ne ilgalaikiai perspektyvoj, ilgą laiką labai saugiam santykyje. Tai komisija pasvarsto, nusiunčia ten, kur jisai galbūt jau yra buvęs, arba jisai tiesiog, jis moka iš visur pabėgti arba priešintis arba neiti, ir tada vėl komisija susirenka ir svarsto. Tai sakyčiau, kad šiems vaikams mūsų pagalbos sistema yra per maža, ir jie yra kaip, jeigu galvotumėm kaip apie klientus, socialinio darbo klientus šitos vaikus, tai yra labiausiai turbūt apleista paslaugų prasme klientų grupė Lietuvoje šiuo metu.
Nes labai skaudu klausytis, atrodytų, kad pagalbos būdai netgi kai kurie yra labiau linkę gilinti problemą, nes užuot supratus vaiką, jis yra vos neskatinamas rasti būdą, kaip apeiti kažką, nes tai vis tiek nėra efektyvu. Nes ir pati sistema apeina. Ir tas irgi yra mūsų tokio tyrimo, didelio tyrimo išvada. Mes tai pavadinom pseudo pripažinimu, nes yra organizacijų, yra profesionalų, kurie pripažįsta šitų vaikų poreikius ir tikrai eina į juos giliai ir su jais dirba, bet tai yra labiau fragmentiniai, labai geri pavyzdžiai Lietuvoje. Yra, kurie nepripažįsta, aiškiai kontroliuoja, atstumia ir tiesiog nori suvaldyti va šitą nemalonų elgesį, kuris mums trukdo, arba tiesiog perkelia į kitą mokyklą, įkalba išeiti, vienu žodžiu, pašalina iš sistemos. Bet didžioji dalis, ir tai yra ne tik apie pagalbos sistemą, tai yra apie mokyklas, ir apie tai, kaip policija, ir ką teisėsauga daro, tiesiog imituoja, arba tas pseudo pripažinimas, tai reiškia, mes tarsi pripažįstam, bet iš tiesų nelabai ką pasiūlom. Ir turint galvoje, kad šitie vaikai labiausiai, ko gyvenime yra išmokę nepasitikėti suaugusiais, nes nuo jų nukentėjo, tai jie dar kartą tą patį gauna ir iš profesionalų, kurie tarsi lyg žada pagalbą, bet iš tiesos jos nėra, arba nėra ilgą laiką tęstiniai, kad jie tikrai galėtų išmokti pasitikėti. Ir tada, šiaip paauglystė yra toks labai geras laikas, kai dar vaikas, jaunas žmogus gali išmokti daug labai gerų dalykų, nes smegenys dar labai plastiškos yra, jos labai dar visko mokosi. Bet jeigu ir šitą etapą prarandam, tai mes tada prarandam labai daug savo vaikus, Lietuvos vaikus. Ir Giedre, paprašysiu jūsų paantrinti, o kasgi pasiteisino tuomet, nes jūs labiau praktiškai susidurėt su tuo, matom, kad mokslas vis tik tai turi spragų nemažai, galbūt jūs turit tos gerosios patirties, tai kasgi ten pasiteisina? Jo, Lietuva labai skirtinga, be pigų mums sostiniai gyvenam, ar ne, tai visą laiką, kaip aš sakau, galim pasigirti, nes esam paslaugose turtingiausi, ką ir jūs sakote, ar ne, ne visi regionai, ne visos savivaldybės turi alternatyvų. Tai ar mes imsim vieną segmentą, kokį nors, kritimą iš ugdymo sistemos, mes turim kažkokių alternatyvų tada. Profesinės mokyklos, jaunimo mokyklos, ar ne, savarankiško mokymo, individualaus mokymo įvairūs aspektai, ką taiko, taip, Vilniaus mieste švietimo sistema. Kiti regionai to neturi, ar ne, yra tipinės mokyklos, viskas, taškas, nepritapai, viso gero. Lygiai taip pat su šeima. Vilnius siūlo pozityvaus tėvystės kursų programą. Aišku, jeigu labai sunki situacija, šeimai padeda atvejo vadyba, taip, ten, sakykime, vėlgi, kad turim multidimensinę šeimos pagalbą, vėlgi, ar ne, kaip vieną iš programų naujausių, kuri, sakom, kad yra paveiki, būtent skirta stiprinti ryšį tarp vaiko ir šeimos, taip, nes, sunkus etapas, periodas sunkus, gali būti pati paauglystė, individualūs su vaiku susiję dalykai, taip, tos pačios genetinės kažkokios ligos, nenustatyti kažkokie tai su raida susiję aspektai, ar ne, bendrai pats polinkis rizikuoti. Dalis vaikų tiesiog, ar ne, vėlgi, jie turi tiesiog polinkį rizikuoti ir, kaip aš sakau, spausti tą, pedalą iki dugno. Ateina vaikai, dalyvavę ralyje, sporto varžybose, ar ne, užėmė ten aukščiausius pasiekimus, sakykime, ir paskui išgriūna iš sistemos, nes lygiai taip pat jie gazuoja ir visose kitose sferose. Tai mano atveju, ar ne, su vartojimu. Jie nepasitenkins truputį parizikuoti jiem netinka. Tai va, tai gali būti šitas aspektas, ar ne, ir vėlgi psichoterapijos ir visi žymieji terapeutai yra kur? Sostiniai, taip. Mes, jeigu žiūrėti dėl psichoaktyvių medžiagų kaip alternatyvą, vėlgi, tik Vilnius tą turim dėl psichoaktyvių medžiagų ir dienos stacionaro programą, kuri atsirado po COVID-o. Nes matėm, kad stacionaro programa, jinai veikia, bet jinai, yra ypatingais tik atvejais. Ambulatorinė grandis davė signalą, kad daugėja šitų vaikų, ar ne, ir reikėjo reaguoti. Sukurti paslaugą reikia resursų.
Tai visą laiką sakau, savivaldybei, kuriai rūpi vaikas, jinai tą resursą skirs ir atsiras daug alternatyvų, lygiai taip pat ir per nevyriausybinį sektorių, jeigu savivaldybė juos palaiko, tai labai puikus ramstis mums visiems, visom valstybinėm institucijom. Tai va, ir tada, aišku, per tą bendrystės momentą, jaunimo atvirus centrus turim vaikam, kurie nenori sistemos, ar ne, jie nori savo laisvai gyventi, bet šituose centruose bus saugu, jis ateis, jis galės pakalbėti, kažką veikti, ar ne. Fondai, sportininkų mūsų atidaryti, ar ne, kur irgi mūsų vaikai lankosi, per sportą išveikti kažkokią neigiamą emociją, bet iš esmės pabūti saugiai. Tai ką noriu apibendrinant pasakyti, kad Vilnius labai turtingas, iš Vilniaus galima mokytis, ar ne, nes turim alternatyvų visais pjūviais, tiek valstybiniam sektoriui, nevyriausybiniam, ar ne, ir privačiam. Kiti regionai visiškai kitaip, ar ne, tas vaikas jis neturi net kur eiti po pamokų, jeigu jis yra šiek tiek kitoks, ar ne, vėlgi, na, tie ypatumai jų šios kartos, na, jie vėlgi, na, ateina kitą kartą, ar ne, mes juos turim suprasti, jie saviti, ar ne, mes turim atliepti juos. Tai va, ir vėlgi, komunikuojant, mes mokomės vieni iš kitų, dalinamės patirtim, ar ne, žiūrim iš tyrimų, ką galėtumėm pasimokyti, galbūt kitose regionuose to nėra ir tos komunikacijos yra mažiau ir yra dar tas tipinis bendravimas raštais. Šiandieną mes raštais nebesirašom, man paskambino kolegos ir sako, Giedrė, pasitarėm. Taip, ta pati miesto vaiko gerovės komisija, ar ne, prieš pradedant posėdį duoda signalą keletą institucijų, tiesiog susižinant, na, realiai tą informaciją ir galę paslaugos, ar vertė čia būtų, ar ne, to vaiko atvykti pas jūs, pavyzdžiui, ar ne. Tai va, nes viskas vyksta vis tiek per tarimas ir kiek tos bendrystės yra tarp institucijų, kiek nėra tos pozos, ką jūs sakot, ar ne, aš galiu teikti paslaugą, bet jeigu jinai lygiai duoda nulį rezultato, tai kodėl man pozuoti, kad aš ją teikiu, taip? Ar aš galiu drąsiai pasakyti, kad man nesiseka? Vėlgi, labai didelis klausimas. Tai va, tai daug tokių visokių aspektų. Bet iš esmės girdisi pagrindinis momentas apie bendrystės kūrimą. Tiek vaikui bendrystės ir saugaus ryšio kažkokio sukūrimo, tiek lygiai taip pat ir pagalbos sistemos kažkokią bendrystę, bendradarbiavimą ir kompleksinį sprendimą tos problemos. Manau, kad taip. Į vaiką visą laiką žiūrėkim kaip, na, į šilko ar lakmuso popierėlį. Ten taip viskas jautru. Jis jau nebe ežiukas, kaip aš sakau, jis jau elektra ateina, ar ne, toksai. Ir tu turi labai labai atsargiai, ar ne, teikiant paslaugą pasižiūrėti, na, kokia tavo galia ir jeigu reikia atsitraukti vėlgi savalaikiai, bet perduoti kažkam, taip, bet ne niekam, nebepalikti jo arba jo šeimos vieno su ta bėda. Tai tam ir esam, na, visi kartu, kad sužiūrėti, taip. Tėvam, aš manau, irgi toks nukrenta, ar ne, vėlgi tokio daug kaltinimo galbūt yra, kad, na, jum nesiseka, ar ne, čia galbūt turite tokią problemą, ar ne, taigi vėl, na, tos kaltės ir gėdos tai labai daug visom pusėm. Tai jau nekalbant, ką vaikas pats išgyvena, ar ne, toj situacijai. Nereikia galvot, kad malonu nusikalsti arba malonu gyventi gatvėje. Tai yra, na, tokia, kaip aš sakau, tikriausia strategija, kur vaikas jau garsiausiai rėkia savo elgesiu, kad man labai blogai, man labai labai blogai. Tai va, tai tam esam tikriausiai mes augę, kad sureaguotume. Ir Birute, jūs kviesiu irgi įsitraukti pabaigai, nes Giedrė labai gražiai pasidalino tiesiog, kaip jūs apskritai ir kartu, galbūt, kadangi labiau ir teorinė ir praktinė pusė šį kartą susitinka, kaip įsivaizduojat tą bendrą sistemą, kuri būtų orientuota į pagalbą, į prevenciją dėl pabėgimo iš namų, į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, kaip ji turėtų tiek atrodyti iš institucinės, tiek iš praktinės pusės? Aš gal taip pasakyčiau, tai turėtų būti sistema, ar sistemos, kurios kalba vaiko poreikių kalba. Nesvarbu, ar tai teisininkas, ar socialinis darbuotojas, ar darbuotoja, ar mokytoja, bet visi kalba apie vaiko poreikius ir juos mato ir sugeba pamatyti. Tai jeigu mes tai matysim, tai nesvarbu iš tiesų, kurios čia sistemos dalis, nes tikrai aplink šitos vaikus turi daug sistemų bendradarbiauti. Ir man taip smagu girdėti, ką Giedrė sako, kad mes tiesiog pasiskambinam. Raštais jau nebeatsifutbolinam, ne? Mes tokie futbolo esam, nors krepšinis čia pas mus svarbu šaly, bet jau ką mokam, tai atstumt nuo savęs problemas. Tai man be galo smagu girdėti, kad jau randasi šita kultūra, susiskambinam, greit pasitarėm, nes mes
žiūrim į tą vaiką ir jo gyvenime įvykusią tikrai sunkią situaciją. Sunkia situacija, kurioje jam reikia palaikymo, ne baudimo, ne kontrolės, ne atstumimo, bet palaikymo. Tai vat vaiko poreikių kalba. O kitas dalykas, tai tikrai mes turim suvokti, kad neskiriant pinigų nieko nebus, neinvestuojant nieko nebus. Va čia labiausiai galbūt pritrenkęs mūsų dalykas, ne mūsų tyrime paskutiniam, kurį darėm, yra tai, kad kai Vaiko gerovės komisija nusprendžia apie kažkokias tai pagalbos paslaugas, kad paskui tą vaiką neina jokie pinigai. Kitaip tariant, organizacijos, kurios turi priimti tą vaiką, kuris tokių sudėtingų turi situacijų, turi arba savanoriškai tai daryti, arba nežinau, kažkaip tai savais resursais, kas yra visiškai nesuvokiama. Reiškia, mes sugebam koordinuoti atvejus, kažkur nusiųsti, bet neduoti jokio resurso ir tada tie profesionalai patys jaučiasi visiškai turbūt ir su gėdos ir kalties jausmais, kad jie negali padėti iš tiesų, nes jie neturi iš ko. Tai ta materialioji pusė irgi čia yra labai svarbi, kad vaikui, kuris yra sudėtingoje situacijoje, reikia tikrai duoti resursą, kad padėtų. Ir čia tikrai turbūt nieko naujo nėra, mes visi tą žinom, kad vaikas saugiai užaugtų, reikia bent vieno žmogaus jo gyvenime, kuris besąlygiškai jį mylėtų ir jo rūpintųsi. Tai jeigu taip nutiko, kad šeimoje neatsitiko šita situacija, tai turi būti profesionalai, kurie tą turi padaryti, bet besąlygiškai, ilgai ir su didelė kantrybė, o tam reikia resursų. Tai vat. Ačiū iš tiesų labai jums už mintis ir patirtį. Buvo labai gerai išgirsti, kaip teorija papildo praktiką ir kaip jūs kartu taip girdit ir sudeda tokią vieną bendrą visumą. Tai ačiū labai jums už šį pokalbį. Ir iš tiesų labai svarbu nepamiršti, kad už kiekvienos istorijos slypi žmogus, ką šiandien mes iš tiesų daugiausiai pokalbio metu ir palietėm. Ir tikslas turėtų būti ne teisti, o padėti. Linkiu, kad šis pokalbis būtų dar vienas žingsnis į jautresnę, labiau į pagalbą orientuotą visuomenę.